Tyrėjų naktis yra išskirtinis renginys, kai daugelis Europos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris ir pabendrauti su visuomenė išeina tie, kurie paprastai dirba už gerai uždarytų durų. Projekte dalyvauja daugiau nei 30 Europos šalių, yra daugiau nei 300 Europos miestų. Lietuvoje šiemet didžioji dalis renginių vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Molėtuose. Kaip sakiau, kaip veikia nuo Niutono laikų, taip pat kaip ir dabar. Ar tokie, ar kitokie, ar trečiokie. Bet čia, aišku, ne mūsų viskas, o mūsų, ta prasme, jau nebe Niutono. Mūsų darbas tai yra va štai pavyzdėlis. Toks daikčiukas. Gana toks specifinis irklavimo treniruoklis. Šiuo labai neblogai imituojam laivo būseną vandenį tikram. Mes demonstruojam tokius mokslo populiarinimo eksperimentus iš chemijos srities, iš biologijos ir truputį iš fizikos. Pinate ranką ir pasima. Vanduo apsaugo ranką nuo degimo. Pasimetė. Pristatom dviejų tipų vėjo elektrinės, tai ši yra be pavarų, ši yra su pavara. Tiesiog demonstruojam, kaip galima pasigaminti elektros energiją iš vėjo, panaudojant vėją. Tai buvo rengiamas robotų intelekto varžybom, turi keletą sensorių, kurie gali atstumą reaguoti, taip pat kompasą, grebtuvą. Buvo robotų intelektas 2012, tai sugalvojau dalyvauti ir kyla idėja sukonstruoti tokį robotą. Aišku, mes galime išsimatuoti su dūmų analizatoriumi tų dūmų sudėtį. Tai tiesiog galim pasakyti, kiek teršalų, pavyzdžiui, yra deginant dujas, tose išmetamosiose dujose. Galim pamatuoti cigaretės, pavyzdžiui, dūmų sudėtį, kiek ten yra SO2, pavyzdžiui. Mes gaminame popierių iš popieriaus. Tai yra iš laikraščių, darome naują medžiagą, ant kurios galima piešti, kažką užrašyti, va čia turim vieną pavyzdį. Tai va taip perdirbinėjom popierių. 8. kartą organizuojamas renginys sulaukė rekordinių skaičių lankytojų. Šiemet renginio lankytojai galėjo ne tik apžiūrėti eksponatus, tačiau ir patys sudalyvauti įvairiose rungtyse ir eksperimentuose. Kas sunkiausia būtent čia? Turbūt, kai atsigulė nugarus atsistot po to, nes pastoviai kelia. Kaip aš su rankom beveik nieko negaliu padaryti. Ir gyvenime norėtume būti tokiam sumo imtynininkėm, kaip čia pavadinti? Oi, ne, man muštynės ne prie širdies. Jau nebe pirmus metus tyrėjų naktyje dalyvaujantys moksleiviai šiais metais paruošė įspūdingą programą ir siūlė apžiūrėti 14 laboratorinių darbų, bei sulaukė išskirtinio dėmesio. Pasigaminti elektrą, tirti, kaip mes ją naudojam, išbandyti įvairius statybinius objektus kaip kraną arba tiltą, pasižiūrėti, kaip akis mato vaizdą, po to visokius skysčius ištirti, kokius turim namuose, po to pažiūrėti, ką reiškia, kai kūnai juda be trinties ir panašiai. Projekte Tyrėjų naktis 2013 dalyvavo beveik visi Lietuvos universitetai ir institutai. Šį renginį planuojame rengti ir kitais metais.